vangiai vyksta daugiabučių renovacija. Gal nesutinkat su to? Sutinka. Kadangi jau pirmieji, artimiausių laikų skaitykit, beveik 15 namų turėtų, jau pajudėję kiek dabar didesnė, tai 10 namų. Tai pajudės kiti ir gal atsiras tas geras bruožas, lietuviškas bruožas arba pavydas ir gal pradės ir kiti judėti. O šiandien tai yra, aš nežinau, tie, kurie gyvena privatininkai savo name, tai jis ir iššluoja, kiemą, gėlės pasodina ir pasišildo sienas, o čia tokie pat privatininkai, tik tai kada jų 30, tai jie niekaip negali susitart, kad pasigražinti savo namą. Tai čia yra priklauso nuo gyventojų iniciatyvos. Tikrai darom visas pastangas ir komunalinis ūkis, kuris administruoja namus, kviečia susirinkimus, siūlo, agituoja, bet pas mus šis procesas tikrai yra labai vangiai. Bet be savininkų mes prievartą padaryti šito negalime. Spratemuot elektrėnai, aš net keista, kad ir vietis. Elektai gyveno labai šiltnamio sąlygom ir turbūt labai pigi šiluma paliko tą gerą palikimą. Ir turbūt tie rajonai, aš galiu pasakyti, kadangi sen lankausi tokiuose kraštuose, kada tenka lankyti kuriom tokiom datom, tai rajonai, kurie moka už šildymą, mokėjo ženkliai daugiau ir dabar moka daug daugiau. Tai jose renovacija iš tikrųjų žmonės kažkaip įsijungia daugiau. O pas mus labai sunkiai yra ir kadangi man pačiam teko irgi tikrai daug prisidėti, bandyti kalbėti, tai atrodo, kad daugiabučiuose visai eilė žmonių, kad tik tai nejudintų manęs ir viskas. Bet paskui, kai dabar kainos yra tokios, klausimas randa, kodėl tai kainuoja. Kodėl tai kainuoja? O tikrai ta renovacija labai reikalinga ir manau atsiras tas, ką kalbėjo ir Kęstutis apie baltą pavydą. Manau, Elektrėnuose labai geriausias balto pavydo pavyzdys bus, kai pilnai baigsit renovaciją ir jau tikrai matoma yra dalis į Saulės 13 namus. Manau, tikrai vienas dalykas. Paskui Trakų gatvės namai, kurie prie pašto yra, jie irgi iš tikrųjų sukels baltą pavydą, kai atsiras, jau įgaus tą, jie pasidai žinia, kad mes mokame už šildymą tiek ir tai, kadangi tikrai jie mokės besąlygiškai dvigubai mažiau. Vienu šilumą, tačiau jeigu galbūt ir mažiau, dar daugiau galės pasiekti. O Vievis jau irgi ten savo turi tuos vadinamus, kaip sakau, pilotinis projektas vyksta ir manau, ten jau ambasadoriai yra. Tai belieka tuo dalyku ir naudotis, nes to kelio nėra, nes reikia toliau visiems kartu kalbėti, visiems tarybos nariams, visiems mums kalbėti, kad kuo daugiau žmonių įsimtų. Nes tikrai kainos, šildymo panašiai, kad ir kas pinga, paskui piks, bet jos visiems įtaką turi. O leisti šilumą pro langus, tai keisti. Iš tikrųjų, kaip teko kalbėti su vienu projekte dalyvaujant su užsieniečiais, su Vokietijos išvėlės sodų. Jie man sako, tai jūs tenai norite kažką tai pereiti prie biokūro, prie biodujų ir panašiai. Jūs to domitės gerai, bet jūs pirmiausiai taupykite tą šilumą. Jūs labai gerai, tai čia girdėjote užsieniečių, tai viskas ok. Kuris bute gyvena iš jūsų? Renovuotas namas? Ne. Nu va. Dalyvausim renovacijoje. Kada? Dalyvausime, aš manau, šiemet. Mes jau dalyvaujame ir laukiam renovacijos.